Sveiki, mano vardas Mindaugas, esu medžio meistras. Šitame filmuke pašnekėsiu apie medinio lango dalių tvarkymą. Prieš išimant lango varšės restauraciją visų pirma jas reikėtų susižymėti. Tai langai name skaičiuojam iš kairės į dešinę, tai yra pirmas langas, antras langas, trečias langas. Kadangi varčios yra šičia ne viena, o dvi, tai tada reikia žymėti stiklus pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, pirmo lango. Flomasteriais nereikėtų rašyti tiesiai ant stiklo, nes jeigu stiklas yra ypatingai senesnis, jisai labai paskui sunkiai nusivalo su priemonėm, tai yra geriau užsiklijuoti yra lipnė juosta ir jos žymėti. Dabar aš parodysiu, kaip yra žymima. Tai čia, kadangi yra langas pirmas, tai mes visur rašom, kad tai yra pirmo lango romėniškais skaitmenimis stiklas pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas. Kadangi stiklai yra gali būti labai skirtingi, labai individualūs, tai jas reikėtų įdėti tuos pačius stiklus į tas pačias vietas, dėl to, kad gali visiškai nesutapti, nes jie nebūtinai yra taisyklingos formos. Žmonės pamatę tokį langą labai išsigąsta ir sako, oi, šitas langas labai supuvęs, iš jo nieko neįmanoma padaryti. Nelabai yra pasaulio langų, iš kurių neįmanoma ko nors padaryti, tiesiog reikia įdėti daugiau darbo ir pasidaro. Tai yra vienas iš tokių būdų paprastų patikrinti, ar tą langą galima tiesiog nuvalyti ir nudažyti, ar jį reikia kažką daugiau daryti. Tai tiesiog yra paprasčiausias vinies testas arba kažkuo smailiu yra duriama į langą ir jeigu nelenda, nors paviršius atrodo labai prastas, reiškia lango kokybė yra puikiai ir galima bus jį puikiausiai susitvarkyti. O šitas langas, jau jis turi šitą vietą labiau pažeistą, jau čia lenda iki pusės lango, galima įkišti, tai šitą dalį galbūt reikėtų keisti naują ir protezuoti. Prieš save esu pasiguldęs dubeltą, tai yra žieminis langas, vasaras būna išimamas ir aš parodysiu, kaip išiminėti iš jo stiklus. Stiklo išėmimų naudosiu infraraudonųjų spindulių lempą, porą kaltų, replytės, stiklo pričiulpėją ir kartoną padengtą aliuminio foliją, kuri padės apsaugoti stiklą, kad jisai kaitinant nesprogtų. Išėmė mes šitą originalų stiklą. Matot, koks jisai gražus ir koks nelygus, kaip vitražinis. Ir kodėl yra labai svarbu jį užžymėti viršui ir iš išorės, kad būtų galima po to jį teisingai atgal įkituoti, nes kitu atveju gali tiesiog jisai visiškai nesutapti su savo vieta. Stiklo valymą naudosim priemonės. Dažų grandiklį su keičiamais peiliukais, paprastą vandenį ir smulkią metalo vilną. Šį kartą tiek. Tikiuosi informacija buvo jums naudinga. Žiūrėkite kitus įrašus projekto puslapyje.